Tuoj pasižiūrėsiu, ar esame laive. Labas, sakau, jeigu esam. Taip, matau, kad esam prisijungę. Va, prisijungiam. Viskas sėkmingai, sakau, labas tau, labas jums, kurie žiūrėsite šitą transliaciją. Arba prie manęs prisijungsite įgoj. Ir šiandieną noriu pasidalinti apie labai svarbę temą, su kuria susiduria daugybė mano privačių klientų, kada siekia sėkmės savo profesinėme gyvenime, savo versluose, veiklose arba savo asmeniniuose tiksluose. Ir tai yra labai daugeliui pažįstamas modelis kraštutinumai. Tai yra viskas arba nieko. Arba labai didelis susiėmimas ir ribų disciplinos nustatymas ir dabar tai paimsiu ir pasieksi tą proveržį arba tą augimą arba tą gyvenimo sritį užpildysi, kurioj nori turėti sėkmę. Ir gali būti priešingas, tarsi ta sprendžinka, ta spiralė nutraukia tave į priešingą pusę, kur yra nieko nedarimas, apatija, nusivylimas, savęs sabotažas ir taip toliau. Tai labas dar kartelį ir nekantrauju panerti su tavimi į šitą temą, jeigu užkabino tave, jeigu atpažįsti, kad siekdama pelningo verslo arba siekdama kažkokio tai gyvenimo srities užpildymo, ar tai idealaus svorio, ar tai santykių įtraukimo, ar tai finansinės gerovės išplėtimo, jeigu pastebi savo dinamikoj arba matomume ar komunikacijoje tavo paslaugų, jeigu pastebi tas fazes, tuos etapus, tai lik su manimi, nes nersiu šiandieną būtent į tai priežastis, kokios yra šito modelio. Kodėl šitas modelis yra neefektyvus, nors tu jau gali ir dabar suprasti, kad jis tai nėra efektyvus. Ir kalbėsiu apie naują modelį. Kas iš tikrųjų yra reikalinga, kad tu turėtum tą proveržį, kurį tu nori turėti. Ar tai būtų kito lygmens verslo sėkmė, ar tai būtų kito laipsnio augimas tavo finansuose, ar tai būtų tavo mylimo idealaus svorio pasiekimas. Atrasti labai daug įžvalgų šitoj transliacijai ir aš jau nieko nelaukdama neriu toliau. Tai visų pirma, tiesiog noriu pasakyti, kad labai daug moterų ir vyrų, su kuriais man tenka dirbti, yra labai sėkmingi pasiekę žmonės. Jie yra valingi žmonės. Ir jeigu nori, tai jie ir pasiekia dalykus. Tai reiškia, tau yra, tu nesi iš tų žmonių, kuris sėdėtum ranką sudėjus ir nieko nedarytum. Ne, su savo valiom, atsidavimu ir savo darbui, profesiniam tobulėjimui ir augimui, tu jau esi pasiekusi didelę sėkmę, kurią tu gali didžiuotis. Ir net jeigu tau atrodo tai kažkas tai maža ir nereikšminga, aplinka tave mato kaip sėkmingą moterį. Ir tačiau gali būti ta viena sritis toj visoj puokštėj tavo gyvenimo sričių, kuri galvoji, kad jeigu tau pavyktų dar šitą sritį subalansuoti, tai tu jaustumėsi, kad tu turi visą pusę pilnatvę savo gyvenime. Arba gali būti toks atvejis, kad tu kaip ir turi, viskas yra taip, kaip tu ir nori būtų tavo gyvenime, visos gyvenimo sritis, tačiau esi pasirengusi kitam lygmeniui, nes esi natūraliai linkusi pajausti, kai tave nebetenkina tas augimo lygmuo ir tu nesi iš tų žmonių, kuris susitaikytų su pasiekimais, nes tu visada matai, kas gali būti padaryta geriau arba daugiau. Ir tu esi čia
augimui ir plėtimuisi. Tai gali būti, kad tu nori tiesiog augti ir plėstis. Ir kaip minėjau, šitas gali būti įvairios aistringos tavo sritis, tavo verslas, tavo finansas, tavo santykis, tavo svoris idealus, tavo kūno santykis ar kitos sritis. Dabar pavyzdys, kurį daviau, tai reiškia elgesio modelis, kuris yra neefektyvus. Šiandien kalbėsim, kodėl jisai neefektyvus. Tai yra tada, kada kas vyksta paprastai, kada tu priimi sprendimą, kad taip, šitą sritį susitvarkysi arba turėsi tą pagaliau norimą augimą. Ir tada tu nusiteiki, kad va dabar tai imsi ir padarysi. Ir galbūt, pavyzdžiui, tu pasamdai pagalbą, galbūt tu eini į mentorystę su kažkuo tai dirbti, galbūt tu nusisamdai kažkokį coacherį arba pasiemi kažkokią programą, kurią galėtum sekti. Ir sakai, va dabar susijimsiu ir pasidarai tą griežtą planą. Ir tas griežtas planas reiškia, toks visų pirma yra susijaudinimo pliūpsnis, tu turi entuzijazmą, tu ką tik pasirašai, pavyzdžiui, mentorystės programą, arba tu ką tik užsirašai į sporto klubą, arba dar kas nors. Tu ką tik pasakei taip, kam tu labai nori, tai reiškia, įsipareigoji tai padaryti. Tačiau po tos fazės, to euforinio momento, įvyksta toks momentas, kad sekantis momentas yra, kur tu pradedi savęs spausti. Tai reiškia, tu vėl savęs spaudi, tu vėl forsuoji, tu vėl nemiegi naktimis, tu vėl ypač riboji ten, pavyzdžiui, malonumus gyvenime, arba į super griežtą darbo režimą, arba super griežtą discipliną, užsidarai ir viskam kitam pasakai ne, arba, reiškia, spaudi ir veržiesi į tas griežtas, limituotas strategijas. Ir po to seka fazė, kur tu pradedi jausti, kaip tas pirminis jaudulys išblėsta, jisai neužkūrė to variklio, kaip tu tikėjaisi. Ir ne tik tai, bet ir tu nepasieki to rezultato, kurį tu norėjai. Ir vėl nutrūksta vadžios, ir trūkt nuo vadžių ir vėl iš pradžių. Ir tarsi tu vėl atsiduri tokiam nusivylimo pojūtyje, nesėkmės jausme, ir kad galvoji, kad tau niekas neveikia. Prakeiki visus mentorius ir coacherius, programą, sakai, niekas tau neveikia, arba galvoji, kad na jau su šituo dalyku tau niekaip nepavyks, nepaisant to, kaip tu viduj daug dirbi, ir galvoji, kad gal tau nelemta, galbūt tai neveikia, galbūt tau niekada nepasieksi tikslų, net jeigu tai nėra būdingas mąstymas tau. Tačiau tame fazėje, nuo didelio euforijos iki didelio spaudimo, kuris atveda dažnai į perdegimą, ir nutrūksti į kitą fazę, kuri yra apatija ir atsitraukimas. Ir tada gali būti, kad šitą projektą tu padedi į šalį. Kuriam laikui? Arba vėl susijemi ir vėl eini ir kartoji tą patį ciklą. Viskas arba nieko. Ir kada tu galvoji apie tai, kad na tai nėra efektyvu. Visų pirma, tai kodėl tai nėra efektyvu ar ne? Visų pirma, tai neduoda tau rezultato, kurį tu nori. Tai tu nepasieki to, ką tu norėjai, ar tai verslo srityje, ar finansų augime, ar tai svoryje, tu visų pirma to nepasieki, arba neišlaikai, reiškia, nėra tvaru. Net jeigu susispaudai, turėjai fist, turėjai puotą ir po to nieko, reiškia, nėra tvaru, nes nestovi. Net jeigu buvo pakilimas, neišsilaiko ir sugrįžta atgal, tai nėra tvaru, nėra išliekama kitaip. Tai čia pirmas, gali neturėti rezultatų, antras, nėra išliekami rezultatai. Trečias dalykas, tai nėra malonu. Reiškia, procesas, tas, ar tai būtų 6 mėnesiai periodas, ar tai metai,
ar tai 2 mėnesiai, ar 3 mėnesiai, tai nėra malonu. Tarsi 2 mėnesius, 3 mėnesius, 6 mėnesius savo gyvenimo tu išmetei į kančią ir kentėjimą ir suspaustus dantis. Taip, tai reiškia, tarsi toks gaunasi nemalonus, tai čia trečias dalykas. Ir ketvirtas dalykas, blogiausia, kas vyksta, tai yra tas dalykas, kad jeigu tas ciklas tau kartojasi daug kartų, čionais yra rizika, kad įsitrauks savisaugos mechanizmas ir tu daugiau niekada nebesieksi savo svajonių. Todėl, kad tavo savisaugos mechanizmas sakys, kad tai yra per didelė kaina, kad tu per daug turi savęs paaukoti ir tu geriau į tai nebeisi. Tarsi tai ne tau, tai nepavyksta ir net jeigu norėtum tų augimų, ar tai finansinių, arba tų rezultatų pasiekimų, tu į tai nebekelsi kojas. Todėl, kad tai kainavo per daug tau, per daug kančios. Kodėl taip vyksta? Kodėl taip vyksta, kada aš dirbu su savo klientais? Kas čia veikia? Yra visų pirma, reikia suprasti, kad tai yra greito sprendimo mąstymas. Tai reiškia mąstymo modelis, kuris yra iliuzinis ir neefektyvus. Kada siekis yra greito pataisymo. Greito pataisymo, aš sakysiu, siekis jisai yra nebrandus požiūris. Jisai yra vaikiškas požiūris. Tiek versle, tiek kituose gyvenimo srityse. Ar tai būtų santykių, ar tai būtų sveikatos sritis, ar tai būtų finansų sritis. Tai yra vaikiškas ir nebrandus požiūris. Jeigu mes esame čia ilgalaikiam verslui arba ilgalaikiai sėkmiai, ar ilgalaikiai lyderystiai, ar ilgalaikiams santykiams, ar ilgalaikiai sveikatos geroviai, mes turim visiškai kitą požiūrį turėti. Tai yra brandų požiūrį. Tai yra, kad greito sprendimo tokio nėra, greitos piliulės, nes tai galiausiai atveda tave į perdegimą ir nusivylimą ir ciklo pakartojimą. Dabar, kodėl įvyksta šitas, tu dabar gali klausti, tai kodėl taip vyksta ir ką su tuo daryti. Ir kada aš dirbu su klientėmis įvairiuose jų gyvenimo tiksluose, ar tai būtų jų profesiniai gyvenimai, tai būtų jų verslo auginimas ir kitas lygmuo, jų profesinio pristatymas, jų finansų augimas, ar tai būtų jų asmeninio kažkokio asmeninės srities, asmeniniam gyvenime užpildymas. Aš susiduriu su eilė faktorių, kurie gali įtakoti šitą modelį. Viskas arba nieko ir kraštutinumus. Vienas iš tokių pavyzdžių gali būti klaidingas pasiskolintas sėkmės modelis. Pasiskolinti sėkmės modeliai, kurie nederi su tavimi, kurie nėra pritaikyti tavo unikaliam dizainui. Jie nėra pritaikyti tam, kas tu esi ir kaip tu esi sutverta čionai turėti sėkmę. Ir labai lengva šiandieną pasiskolinti modelius tiek iš pačių coacherių ir mentorių, tiek iš Instagramo visokių socialinės medijos pristatytų. Labai daug sėkmės modelių. Ir neteisingas sėkmės modelis gali įvesti į tokį kraštutinumų turėjimą. Kitas dalykas gali būti emocinės žaizdos nepagydytos. Tai gali būti vidinio vaiko dalykai arba
moters dalykai, vidinės moters dalykai. Jeigu šitie du aspektai pas tave, vidiniai du aspektai, vidinio vaiko arba vidinės moters aspektas giluminių lygmenių, pasąmonį lygmenių, aš nekalbu apie tavo sąmoningą supratimą, bet kas veda tą modelį yra, kas įsikiša, kas stumia tave turėti tą kraštutinumą, yra neintegruoti emociniai dalykai. Tai gali būti tada, kai šitie du aspektai vaiko arba moters jie nesijaučia saugus. Ir tas nesaugumo pojūtis vers tave spausti save, nes tu nesijauti saugi, bet tuo pačiu tu spaudi, tu nesukursi stabilių ir saugumo nesukursi su tuo, kol neišspręsi gilesnių dalykų. Trečias dalykas, kuris gali būti, tai yra, čia irgi susiję tokie, bet gali būti išorinio patvirtinimo siekis. Tai pavyzdžiui, tu galbūt neteisingas autoritetas toksai, tarsi tu turi sukurti sėkmę dėl kažkieno, tai pavyzdžiui, laimės arba lūkesčių pateisinimo, o ne apie savo laimę ir ne kažkokį kas tau svarbu, bet jeigu jausi kažkam tai skolą, pavyzdžiui, kažkokiam autoritetui, gali būti, kad šitas modelis, kad tu pasiekiai sėkmę, tave stums tarsi įrodyti. Ir čia vėlgi aš einu, kada dirbu su klientais, mes einam į išaugimą šito modelio, kad tai daugiau nebeveiktų ir tu būtum savo suverenioj, nepriklausomai lyderystėje ir sėkmėj. Kitas modelis gali būti, kodėl taip vyksta taipogi moteriams vedančioms veiklas arba kituose asmeninio gyvenimo srityse siekiančioms sėkmės, yra tas, kad jos neturi aiškios strategijos. Tai reiškia, tu nori rezultato, tu nori augimo arba tu nori pasiekti pagaliau tą kažkokį įsivaizduojamą rezultatą, tačiau tu bandai tai kažkaip sukurti, neturėdama nuoseklaus proceso, neturėdama sistemų, neturėdama atramos, tai reiškia, nežinai, ką darai. Ir galbūt čia paskaitai ir bandai viską susidėti. Ir savo susikurti kažką efektyvaus, bet be profesionalo pagalbos greičiausiai tu neturėsi lygmens kito, tu tik taip perkūrinėsi savo pačios modelius, jau vien todėl, kad tu taikai ar ne pats tik tai bandai išsispręsti. Nes dažnai mes savo apribojimų nematom, reikia, kad kažkas pamatytų aklavietės, kuriuose tu atsiduri ir padėtų tau turėti pakilti virš tų aklavieščių ir kad tu pagaliau atsidurtum ten, kur tu nori atsidurti. Tai reiškia, kai yra trūkumas aiškios strategijos ir bandymas kažką sugalvoti, kaip pasiekti tą rezultatą, ar ne? Gali taip pat būti požiūris, dar vienas momentas, ką aš matau, tai yra mąstymas, kad sunkus darbas. Tai reiškia, jeigu pas tave bus mąstymas, kad viskas gyvenime, visa sėkmė yra ateinama tik tai per sunkų darbą, tai tu gali svajoti apie gyvenimo būdą, kuriame turi laiko laisvę, erdviškumą ir didelės gausias pajamas ir pasimėgavimą, tačiau jeigu pas tave mąstymas bus sunkus darbas ir tu neperdirbsi šito mąstymo, tai jisai tave spirs ir stums nuolat aukoti savo pačios gerovę procese. Dažnai šitas sunkaus mąstymo principas, jisai yra sutelktas į rezultato pasiekimą ir jisai pamiršta procesą ir pamiršta pačią kelionę ir pamiršta džiaugsmą ir malonumą, kurie yra tokie svarbus ir harmoningam augimui, ir didesniam lengvumui, ir didesniai tėkmei. Tai aš čia pasidalinau keletų modelių, pradedant nuo pasiskolintos sėkmės, emocinių žaizdų nepagydytų, neintegruotų aspektų, kurie nesijaučia saugus, išorinio patvirtinimo, autoritetų kažkokių tai buvimas, mąstymas apie tai, kad sunku darbas, susitelkimas, pamiršimas malonumo ir pasitenkinimo procese arba aiškios strategijos nebuvimas. Tai yra visa tai, kas užkerta kelią ir žinoma galima dar prikapstyti, tačiau tai yra dažniausi modeliai, kuriuos mano klientai susiduria.
ir mes einam į juos giliai, kad išspręstumėm ir kad nutrauktum pagaliau tą kraštutinumų ciklą ir pagaliau turėtum sėkmę, augimą, kurio tu nori. Be aukų. Tai reiškia, be turėjimo paaukoti savęs pačios procese, be turėjimo paaukoti savo pačios gerovės, savo tempo, savo ritmo, savo pasimėgavimo, savo džiaugsmo procese. Ir kai šitai turi, tada tu gali ne tik per vieną dieną gyventi tą dalyką, bet tu turi tai nuolat tęstinai ir gali dauginti ir harmoningai plėstis. Tai reiškia, visų pirma, aš vedu į tai, kad šitas nuoseklus požiūris, kuris yra mano darbo pamatas su klientais, kai mes visų pirma einam į tai, kas kūrė tą seną modelį, į jo išardymą ir subalansavimą tavęs su tavo natūralia tėkme, su tavo sėkmės įsivaizdavimu ir vizija ir su tavo unikaliu tipu ir dizainu, kur čia tu esi sukurti sėkmę į niekieno kitą nepanašią. Mes einam į šitos bazės sukūrimą ir tada einam į visų struktūrų reikalingų sukūrimą. Mes atliekam pagrindinį darbą kartu. Su senuoju modeliu yra tas, reiškia, ką kalbėjau, tai nėra tvaru, neduoda rezultatų, nėra efektyvu, nėra tvaru, nėra malonu ir galiausiai užstrigimas gali būti visiško stagnacijoje ir apatijai ir nepasiekimas. Su nauju modeliu, į kurį aš vedu savo klientus, tu turi ir tvarę sėkmę, tu turi ir augimą visų pirma, ir tvarę sėkmę, ir tu turi pasimėgavimą daug daugiau procese ir daug daugiau lengvumo, ko tu esi verta turėti. Ir malonumą daugiau. Ir taip pat tu gali ir toliau plėstis, nes tu tai darai tau natūraliu būdu. Neįsikiš pas tave, kad tu norėsi kitą šuolį eiti, kad aš nenoriu to. Ne, jeigu tu pasieksi rezultatą nuostabų būdu, tu norėsi eiti ir kito lygmenį augti, nes matysi, kaip galima efektyviai, smagiai, maloniai, lengviau padaryti tai, ką tu bandai pasiekti. Ir šitas dar vienas momentas yra svarbus, kur mano klientų dauguma pastringa. Tai yra tada, kada jie turi tą seną modelio veikimą, labai dažnai nepasiekia sėkmės, todėl kad jie nepamato, siekdami greito efekto ir kažkokio tai tikėjimosi didelio proveržio, jie nepamato to mikroskopinių poslinkių, kurie vyksta juose, kurie jau demonstruoja, kad vyksta labai gilus persitvarkymas, kuris yra tavo naujo lygmens būtinybė ir jisai jau rodo, kad tu turi sėkmę. Visus minorinius dalykus, sėkmės niuansus yra labai svarbu pastebėti, todėl kad šitas ciklo persitvarkymas, jisai reikalauja kantrybės, jisai reikalauja atsidavimo, jisai reikalauja ilgesnio laiko negu tik tai vienos sesijos. Todėl, pavyzdžiui, mano darbas su klientais mažiausiai trunka 6 mėnesius dažniausiu atveju, su visais naujais žmonėm ir daug geriausiu atveju tai ir dvigubi yra ciklai, kada mes visų pirma persitvarkom vidų ir tuomet tik tai einam į strateginius ir praktinius dalykus. Tai per mentorystę, kurią aš vedu, dirbdama su moterimis, sėkmingomis moterimis, veikliomis moterimis, lyderėmis savo veiklose, savo srityse, aš vedu į kito lygmens sėkmę be aukų, be savęs spaudimo, be persidirbimo ir be turėjimo savęs sprausti į perdėtai griežtas strategijas. Mes susitelkiam į pagrindinį darbą, kuris yra reikalingas ilgalaikiams pokyčiams, pritaikome požiūrį pagal tave, pritaikom pagal tavo unikalią kelionę, pagal tavo unikalią esmę, dizainą ir pagal tavo natūralų tempą. Ir kai
atliekam šitą pagrindinį darbą, tu turi sėkmę, kuri nėra užlipimas į sunkų kalną ir viršukalnę ridenant tą Sizifo akmenį, kuris vis ant tavęs užrieda, bet tu turi tai, kas yra brandus verslo vedimas arba brandus gyvenimas, kur tu turi ilgalaikę tvarę sėkmę savo profesiniam ar asmeniniam gyvenime, kurią gali eiti žinodama su aiškumu, ką daryti, kaip išoriškai strategiją tvarkyti ir kaip save valdyti, kad turėtum ne tik augimą, bet ir pasimėgavimą kiekviename žingsnyje. Tai yra ir tvaru, ir tai duoda sėkmę, efektyvu, ir tai yra su pasitenkinimu. Tai visas darbas, kurį aš darau su savo klientais, jo esmė ir unikalumas yra tas, kad daug žmonių pasiekia sėkmę, tačiau ta sėkmė ateina su didelė kaina. Jie turi paaukoti savo vertybę, savo ritmą, savo santykius, savo sveikatą, savo gerovę. Ir kada mes dirbam kartu, tau nereikia paaukoti ir viskas gali draugauti kartu. Ir plus dažnai sėkmė ateina be pasitenkinimo. Šiuo atveju aš vedu savo klientus pagaliau turėti ir sėkmę, ir pasitenkinimą. Aš tikiu, kad turėdama šitą vieną gyvenimą tu nusipelnei ne turėti kančios ciklą, bet pasimėgavimą procese. Ir kad su pasimėgavimu, malonumu ir teisingu vidiniu susilygiavimu tu gali gauti greičiau rezultatų sėkmės ir daug lengviau, bet tiek daug sunkių pastangų. Tai jeigu tai skamba tau ir atpažįsti save, esi arba moteris verslininkė, arba sieki pilnatvę savo asmeniniam gyvenime, nori pakelti kažkurią gyvenimo sritį, tačiau pavargai turėti tą ciklą kraštutinumų, arba viskas, arba nieko, ir tai, ko tu nori, tai yra turėti aiškumą, planą tau tinkantį, kuris tau gerai jaučiasi, ir turėti augimo kito lygmens paspartinta ir harmoningai plėstis, turėti pamatus, kurie tave rems tiek praktinės strategijas ir struktūras, tiek tavo vidinį susilgiavimą, savęs valdymo meistriškumą, kad užbaigtum su perdegimu ir nusivylimu ir pagaliau turėtum sėkmę. Ne tik sėkmę, bet sėkmę be aukų ir sėkmę savo tempų. Aš kviečiu tave prisijungti prie manęs šitoj kelionėj ir noriu pakviesti tave susisiekti su manimi asmeninė žinute, kad galėtumėm pasikalbėti, kur tu šiuo metu esi savo kelionėj, kas yra tai, ką tu bandai sukurti arba pasiekti ir kaip mudvi, koks yra planas, kur tu sulėtini, kas kliudo tau turėti sėkmę. Ir jeigu matysim, kad mes galim dirbti kartu, aš pasidalinsiu su tavimi keletų būdų, kaip mes galėtumėm pratęsti mūdviejų darbą kartu, kad pagaliau galėtum tą turėti sėkmę, kuri yra pastovi tavo sąlygomis ir tavo tempu. Susisiek su manimi asmeninė žinute ir pasikalbėsim daugiau specifiškai, kaip galiu pasitarnauti tavo unikalioj situacijoje. Tai kviečiu peržiūrėti savo ciklus, atsiminti, kad kalba eina ne tik tai apie rezultatus, bet ir apie brandų ilgalaikį vedimą tavo gyvenimo, tavo verslo, tavo išsipildymo, tavo sėkmės, augimo. Ir kad tu nusipelniai tos kelionės, kur yra ir džiaugsmas, ir pasitenkinimas. Jeigu jautiesi pasirengusi daryti sekantį žingsnį ir pagaliau išeiti iš seno ciklo į naują ciklą, į pasimėgavimą, susisiekim
su asmeninė žinute arba tiesiog paprasčiausia palik deimanto emoji komentare ir aš su tavimi susisieksiu, kad galėtumėm pasikalbėti. Tai sakau, ačiū, kad buvot kartu ir pasidalinai savo dėmesio su manimi. Tikiuosi, kad pamatysiu tave tavo vizijos strategijos kambutyje. Čia buvo Viktorija Sage ir sakau iki kitų kartų.